Dar kartą sveikinuos. Grįžęs iš Indijos turėjau tokią intenciją, kad mes tikrai susibursim praktikai, gal ir ne vienai, pasižiūrėsim, kaip eisi šią savaitę. Ir kodėl šiandien toks įdomus sutapimas, nes iš tikrųjų pamačiau, kad jaunatis galvoja, kad gera bus per jaunatį mums šiek tiek grąžinti save į energiją arba grąžinti į resursą ir net mums esančiam po kelionės, po ilgos. Atrodo, mes buvom poilsį, bet vis vien kažkur tas resursas, laiko skirtumas, jisai dingsta ir norisi tos grąžinti tą energiją tokį į mus. Ir tada pradėjau skaityti, kad šiandien jaunatis sutampa ir su kiniečių naujaisiais metais. Tai kaip tik labai simboliška, labai gražu. Mes einame į gyvatės, medinės gyvatės metus, kurie bus viskas apie mūsų išmintį, kaip gyvatė būti lankščiam, mokėti prisitaikyti, nuimti kailį, gyvatės tą kailį, numesti ir atrasti naują. Tai apie transformaciją. Tie metai bus tikrai apie transformaciją. Tai padarykime tą gražią intenciją šiandieną, kaip naujiems metams. Įsivaizduokit, kad sausio 1 dabar, užmerkite akis ir pradėkit giliai kvėpuoti. Ir galbūt prisimenat, kokia intencija buvo jūsų per kalendorinius naujus metus. Kokią projekciją turėjot. Ką kūrėt šiais metais. Perneškit tai arba sukurkit kažką naujai. Ir mūsų intencijos tikrai kartais kinta ir tame nieko nėra blogo. Mes transformuojame ne tik save, mes transformuojame ir mūsų projekciją, mūsų manifestaciją, mūsų intencijas. Patrinam delnus, atidarysim mūsų erdvę. Ir jeigu jūs žinot mantras, prisijunkit, jeigu nežinot, tai tiesiog pabandykit pajausti tą vibraciją mantros kažkur mentaliai, viduj. Sudedam į maldos mudrą rankas, išsitiesinam, pečius nuvedam atgal, delną spaudžiam į delną. Akis užmerktos. Giliai įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Ir įkvepiam mantrai. Om namo Gurudev namo. Om namo Gurudev namo. Om namo Gurudev namo. Adgurai name, Jugadgurai name, Sadgurai name, Siri Gurudeve name. Adgurai name, Jugadgurai name, Sadgurai name, Siri Gurudeve name. Adgurai name, Jugadgurai name, Sadgurai name, Siri Gurudeve name. Dar kartą įkvepiam. Iškvepiam, nuleidžiame rankas ant kelių ir mes pradėsim mūsų praktiką. Ir šiandien iš tikrųjų mes atliksim tokią labai paprastą praktiką kriją. Jinai nebus trumpa labai, bet kas man patinka, tai jinai taip vadinasi bazinė krija. Nes joje yra visi baziniai pratimai,
kuriuos mes naudojam apšilimuose, kuriuos mes naudojame kryjuose. Tai bus gera susijungti tiesiog su tais pačiais pratimais, bet tuo pačiu ta struktūra tų pratimų tai yra tai, kaip mes galime pajudinti energiją mūsų kūne ir grąžinti save į balansą ir harmoniją. Tai pradėkime rankos ant kelio, mes sėdėm lengvoj pozoj, rankos ant kelio ir su įkvėpimu mes pradedam sukti kūną į priekį ir iškvepiam, išrečiam nugarą, sukam atgal. Įsivaizduokit, kad jūs esat kažkokiai statiniai ir su krūtinės centru ir su nugara, su to posūkiu jūs norite paliesti visą tą apskritimą tos statinės, kurioje esat. Nesvarbu, į kurią pusę jūs pradėjot. Jeigu galite, užmerkite akis, kad jūs nesiblaškytumėt. Ir būkit tam judesy savotiškoj meditacijoje. Pakeičiam kryptį. Tas pats kvėpavimas. Įkvepiam, kai mūsų kūnas eina į priekį. Iškvepiam, kai išrečiam nugarą. Mūsų kūnas juda visom kryptim. Į priekį, į šoną, atgal, į šoną. Ir mūsų inercija vyksta iš širdies centro. Širdies centras, kuris yra tiek priekyje, tiek nugaroj. Ir grįžtame į centrą, įkvepiam, užlaikom įkvėpimą ir prijungiam šaknies užraktą mulban, suspaudžiam išangę, lytinius organus, pritraukiam pilvą prie stuburo, lygtais norim save atkelti nuo žemės ir laikom. Nekvėpuojam. Iškvepiam, atsipalaiduojam, perkeliam rankas ant čiurnų ir darysime stuburo išlinkimus. Įkvepiam, stumiam krūtinės centrą į priekį ir šiek tiek į viršų. Iškvepiam, išrečiam nugarą. Galva yra pratęsimas stuburo, jinai nejuda, visa inercija vėlgi iš širdies centro. Ir einam į ritmą ir stengiamės jame jau išbūti. Girdim savo kvėpavimą. Tęsiam. Apšildome stuburą. Stuburas yra labai svarbi kūno dalis. Iš vienos pusės suteikianti mums lankstumą,
bet tuo pačiu stuburu tekam pagrindinės kanalas mūsų energijai. Grįžtame į centrą, įkvepiam, užlaikom, prijungiame mulban šaknies užraktą. Laikom įkvėpimą, laikom mulban ir įsivaizduojam, kaip keliam energiją iš apačios link viršutūgalvio, stuburo kanalu. Galbūt pajausit net kažkokią šilumą, fizišką pojūtį, arba tiesiog prijunkit įsivaizdavimą, vizualizaciją. Iškvepiam, atsipalaiduojam ir persėdam ant kelių kulnų. Pakeičiam poziciją. Rankos bus ant šlaunų. Ir mes tęsim tą patį judesį. Įkvepiam, stumiam krūtinės centrą į priekį, iškvepiam, išrečiam nugarą. Tas pats judesys iš kitos pozicijos. Ir užmerkit akis. Ir pabandykit mentaliai pradėti kartoti sat, kai įkvepiat, nam, kai iškvepiat. Kundalinėje jogoje mes stuburo išlinkimus darome iš labai skirtingų pozicijų. Skirtinga sėdėjimo pozicija arba skirtinga rankų pozicija. Visą tai nukreipta tam, kad dirbti su skirtingais slanksteliais, viršutinė dalim, apatinė dalim, kaklo slanksteliais, kad visur apčiuopti, apgriebti ir pajudinti. Grįžtame į centrą, įkvepiam. Užlaikom mulban. Ir vėl bandome vizualizuoti, bandome jausti tą energiją. Ir keliam ją iš apačios į viršugalvį. Ir iškvepiam. Ir su įkvėpimu palenkiam galvą prie krūtinės. Ir su iškvėpimu pradedam sukti į pasirinktą pusę. Labai lėtai. Apšildome kaklą. Mūsų siauriausia vieta kūne. Išmankštinam, kad energija lengvai judėtų. Taip pat šitam pratimui mes dirbame su skydliauke, su mūsų endokrininė sistema, su mūsų 5 čakra, su tai, kaip mes reiškime save, kaip mes komunikuojam, ką mes komunikuojam. Pakeičiam kryptį.
Ir pradėkite savo paskutinį ratą. Ir kai galva grįš į centrą, giliai įkvėpkit ir iškvėpkit. Dar keletą gilių kvėpavimų. Stebėkit save. Ir grįžtame į lengvą pozą. Perkeliam rankas prie pečių, apkabiname pečius. Ir posūkiai. Į kairę pusę įkvepiam, į dešinę iškvepiam. Alkūnės paraleliai grindims, krūtinė atverta. Ir mes sukamės iš kūno. Alkūnės, rankos, kaip propeleris, priduoda mum inercijos. Dar vienas pratimas, kuris mankština mūsų nugarą, detoksikuoja mus, išveda toksinus iš kūno ir taip pat labai gerai dirba su liemens sritim. Iš fizinės pusės šis pratimas padeda lieknint mūsų liemenį. Ir grįžtame į centrą, įkvepiam. Užlaikom mulban. Iškvepiam, rankų nenuleidžiam, liekam sėdėti toj pačioj pozicijoj ir dabar mes lenksimės. Į kairę pusę lenkiamės iš šono. Įkvepiam, į dešinį iškvepiam. Ir vėl judesio inercija iš liemens, ne iš galvos. Kai mes pasilenkiam, mes jaučiame tempimą, pratempimą šone. Švytuojam. Tęsiam. Pratimas taip pat dirba su mūsų vidaus organais ir ypatingai su kepenim. Kepenyse mes užrakiname mūsų pyktį ir judinant tą energiją mes atlaisvinam save emociškai.
Grįžtame į centrą, įkvepiam, užlaikome mulban. Iškvepiam, nuleidžiame rankas ant kelių, atsipalaiduojam, gilus įkvėpimas ir iškvėpimas. Ir su įkvėpimu pradedam kelti pečius prie ausų, iškvepiam, numetam. Būsime tik 1 minutę šiam su šito pratimu. Pabandykit iš karto įeiti į ritmą ir 1 minutę išmankštinti visą pečių zoną. Tvameva Mata, Shakita Tvameva, Tvameva Bandhu, Jasaka Tvameva. Dar šiek tiek. Tvameva Vidya, Dravinam Tvameva, Tvameva Sarva. Ir įkvepiam, keliam pečius prie ausų, užlaikom. Mama Deva Deva, Mama Deva Deva. Iškvepiam, nuleidžiame pečius. Gilus įkvėpimas ir iškvėpimas. Mama Deva. Gulamės ant pilvo. Mes judėsime į kobrą ir jūs galite pasirinkti, ar judėti į kobrą, ar į sfinksą. Jeigu jūs judėsit į kobrą, jūsų delnai po pečiais ir jūs atsilenksit, ištiesinsit rankas. Jeigu jūs nusprendėt lengvesnę poziciją sfinkso, jūsų alkūnės prie kūno po pečiais ir jūs atsistumėt nuo alkūnių. Išilginat kaklą, stumėt krūtinės centrą į priekį, kojos padėtos. Atstumas tarp pėdų gali būti skirtingas, jeigu labai jaučiate apatinę nugarą, jūs galite šiek tiek išplatinti kojas. Jeigu viskas tvarkoj su apatinė nugara, galite priartinti pėdas. Pradedam giliai kvėpuoti. Ir pereinam į ugninį kvėpavimą. Fokusas ant iškvėpimo. Įkvėpiam ir iškvėpiam per nosį. Tęsiam. Puiku. Atitraukiam pečius nuo ausų. Ištraukiam kaklą. Puiku. Kvėpuojam. Ir įkvepiam, užlaikom mulban, laikom įkvėpimą ir prijungiam mulban.
Iškvepiam. Dar kartą įkvepiam. Iš karto iškvepiam. Ir užlaikom ant iškvėpimo. Prijungiam mulban. Ir įkvepiam. Su iškvėpimu lėtai padedam galvą ant kilimėlio, ant dešinio ar kairio žando, rankos prie kūno. Ir keletą gilių kvėpavimų poilsiui. Vos keletą kvėpavimų. Ir grąžinkite rankas prie kūno, persiverskit ant nugaros, apkabinkite kelius ir pradėkite ridentis ant nugaros, masažuojame nugarą. Masažuojame nugarą, nesustoja. Ir grįžtame į sėdimą pozą, atsisėdame ir kojas kuo plačiau, tiek kaip leidžia jūsų lankstumas. Iškeliam rankas į viršų, įkvepiam ir iškvepiam. Pasilenkiam šiek tiek ir pasiimam ten, kur mes pasiekėm su tiesiu stuburu. Ir iš šitos pozicijos mes keliausim. Mes įkvėpsime per centrą, iškvėpsime prie kairės kojas ir vėl centre įkvepiam, iškvepiam prie dešinės kojas. Ir jeigu jūs galit pasiekti pirštus, jūs galit judėti ir iš šitos pozicijos, arba net pasikelti aukščiau ir rankos bus ant kelių ir judėti iš visai aukštai. Jaučiame tempimą kojose. Ir mūsų tikslas guldyti pilvą ant šlaunų. Judesys ne iš kupros, ne iš galvos. Ir nesvarbu, kiek mes čia pasilenkiam. Svarbu, kad mes esam teisingam judesy. Dar šiek tiek. Ir grįžtame į centrą, įkvepiam, užlaikom mulban. Iškvepiam, grįžtame į centrą, paliekame kairę koją priekyje, dešinę sulenkiam ir priglaudžiam pėdą prie vidinės šlaunies. Ir mes vėl pasilenksim. Įkvepiam viršui, iškvepiam, pasilenkiam, pasiimam už pėdą čiurną arba kelią pagal jūsų lankstumą. Užmerkiam akis, prijungiam ugninį kvėpavimą. Ir vėl jaučiame tempimą ištiestos kojos. Ir tuo pačiu dirbam vėlgi su nugara, su apatinė nugara.
Ir įkvepiam, užlaikom mulban. Iškvepiam, grįžtame į centrą, pakeičiam koją. Dešinė koja eina į priekį. Kairioji sulenkta. Ištiesiam rankas, įkvepiam, iškvepiam, pasilenkiam. Užmerkiam akis ir pradedam ugninį kvėpavimą. Ir galimai jausit skirtumą tarp kairės ir dešinės pusės. Kadangi mūsų kūnai nėra simetriški, mes galim skirtingai jausti tempimą, skirtingai jausti lankstumą. Ir įkvepiam, užlaikom mulban. Laikom įkvėpimą, laikome mulban. Ir iškvepiam, grįžtame į centrą. Liko vos keli pratimai, stojamės ant 4. Karvė katė. Įkvepiam į karvę, iškvepiam į katę. Ir pradėkite lėtai, nes buvot atvirkštiniai pozicijai. Ir dabar apatinė nugara gali jaustis nelabai patogiai. Lėtai išjudinkit. Įkvepiam į karvę, iškvepiam į katę. Ir kai jausit, kad įtampa, kompresija išnyko, paimkit ritmą ir pabūkit jame. Dar šiek tiek. Ir įkvepiam į karvę, užlaikom. Iškvepiam, atsisėdame ant kulnų ir vėl atsigulam ant nugaros. Sulenkiam kelius ir pėdas pastatome arčiau sėdmenų. Mes kilnosim dubinę. Atstumas tarp kelių maždaug 2 kumščiai. Tarp pėdų ir kelių rankomis. Jeigu galim, apkabiname čiurnas, jeigu ne, mūsų rankos tiesiog guli laisvai ant kilimėlio. Ir mes įkvepiam, keliam dubenį į viršų, iškvepiam, nuleidžiam.
mes keliam dubenį, mes stebime, kad mūsų keliai nesiskiestų į šonus, kryptis išlieka. Gerai, dar šiek tiek. Ir įkvepiam, keliam dubenį į viršų, sujungiame rankas už nugaros į Veneros užraktą ir ugninis kvėpavimas 30 sekundžių. Ir įkvepiam. Iškvepiam, nuleidžiame dubenį, ištiesiam kojas. Rankos prie kūno, delnais į viršų. Atsipalaiduojam. Trumpa šavasana. Ir mes dar atliksime neilgą meditaciją.
Ir giliai įkvepiam. Iškvepiam, pajudinant pėdas ir riešus. Įkvepiam, ištempiam rankas virš galvos, patempiam visą kūną. Iškvepiam, nuleidžiame rankas, pritraukiame vieną kelią prie krūtinės, apkabiname. Įkvepiam ir su iškvėpimu su priešinga ranka pasukam koją, pasukam stuburą. Grįžtame į centrą, įkvepiam, pritraukiam kitą kelią ir su priešinga ranka nuvedam į priešingą pusę. Grįžtame į centrą, patrinam pėdas, patrinam delnus, karštus delnus uždedam ant akių, giliai kvėpuojame. Ir apkabiname kelius, keletą kartų pasiridenam. Ir tuomet atsisėdame. Grįžtame į lengvą pozą, nes neilgai pabūsime dar su viena meditacija. Sudedam rankas, lygtais mes gauname ar prašome, du laiveliai, viens prie kito, alkūnės prie kūno ir mūsų delnai yra prie krūtinės centro, priešais krūtinės centrą. Delnai žiūri į viršų ir šiek tiek nukreipti į mus. 45 laipsnių kampas. Užmerkite akis. Ir dabar iš šitos pozicijos įsivaizduokit viską, ko jūs troškat, manifestuojat šiems metams ir įdėkite į delnus. Giliai kvėpuok. Ir įsivaizduok viską, ką tu manifestuoji. Krenta į tavo delnus iš visatos. Visatos palaiminimai. Galbūt tu manifestuoji kažkokius fizinius dalykus, įdėk juos. Galbūt būsena. Tuomet susijung su ja ir įdėk į delnus.
Ir jeigu tu manifestuoji naujus santykius, galbūt naują darbą, susijung su tuo ir įdiegti savo delnus. Ir dabar viską, kai įdėjai savo delnus, priglaus prie savo širdies, padėk kairę ranką ant širdies ir ant viršaus dešinę. Ir liek užmerktom akim. Jausk tą energiją. Energija iš delnų į širdį. Ir giliai įkvepiam. Iškvepiam, nuleidžiame rankas ant kelių į genmudrą. Ir dar vieną akimirką pabūk tyloj. Liek užmerktom akim. Ir dar kartą giliai įkvepiam ir iškvepiam.
Sudedam rankas į maldos mudrą, uždarysim mūsų praktiką su vienu ilgu satnam. Įkvepiam mantrai. Satnam. Dėkoju Jums, kad mes turim tokias gražias progas ir susijungiam kartu. Kas norėsit, ir žinau, kad nemažai iš Jūsų jau prisijungėt prie vasario mėnesio praktikų, tai jeigu dar neapsisprendėt, turėsit klausimų, drąsiai rašykit. Ir iki susitikimo sekančius kartus. Iki. Gražios dienos visiems.